Dėkojame, kad prisijungėte prie šios savarankiško mokymosi sesijos. Jos metu galėsite pagilinti savo žinias ir patobulinti gebėjimus tema darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, peržiūrėdami trumpą vaizdo įrašą, atlikdami praktinės užduotis. Šioje mokymosi sesijoje pateikiama darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo sąvoka, pristatomos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo priemonės, galinčios padėti moterų karjerai, supažindinama su priemonėmis, kurias darbdavys galėtų įgyvendinti, siekdamas skatinti lygias moterų ir vyrų galimybės darbo rinkoje, atskleista vyrų įsitraukimo į vaikų, pagyvenusių asmenų ir ligonių priežiūrą svarba siekiant užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą šeimoje. Pradėkime. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas tai pusiausvyra tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Geresnės darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas jau daugelį metų yra vienas iš ES politikos tikslų, nes tai yra svarbu siekiant užtikrinti darbo tvarumą visiems. Moteris dažniau nei vyrai susiduria su darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros problemomis. Kodėl? Viena iš pagrindinių problemų – nevienodas moterų ir vyrų vaidmenų ir atsakomybių pasiskirstymas. Pastebimas tradicinis lyčių pasiskirstymas, kai tikimasi, kad moteris prisiims didžiąją dalį priežiūros ir namų ūkio pareigų šeimoje, o vyrai užtikrins šeimos finansinę gerovę. Galimybių suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą trūkumas yra pagrindinė kliūtis trukdanti didinti užimtumą ypač moterims, nes tradiciškai moteris vis dar daug pastangų ir laiko skiria pareigoms šeimai, įskaitant vaikų, pagyvenusių ir šeimos narių su negalia priežiūra. Dėl to atsiranda neapmokamo darbo pasiskirstymo nelygybė ir ribojamos moterų galimybės visapusiškai dalyvauti darbo rinkoje. Būtina spręsti moterų ir vyro darbo užmokesčio skirtumo ir darbo ne visą darbo dieną problemas. Moteris dažnai yra priverstos sutrumpinti apmokamą darbo laiką ir rinktis darbą ne visą darbo dieną, kad galėtų atlikti pareigą šeimai. Dėl to gali atsirasti moterų pajamų ir profesinių galimybių atotrūkis. 2022 metais ES 28% dirbančių moterų dirbo ne visą darbo dieną palyginti su 8% vyrų. Moteris ir vyrai nurodė skirtingas priežastis, dėl kurių teko pasirinkti nepilną darbo laiką. Negalią turinčių suaugusiųjų arba vaikų priežiūra 29% ne visą darbo laiką dirbančių moterų ir 8% ne visą darbo laiką dirbančių vyrų. Nerastas darbas visą darbo dieną 19% moterų ir 30% vyrų. Kitos šeimyninės priežastys 7% moterų ir 3% vyrų. Asmeninė liga ir negalia 6% moterų ir 11% vyrų. Ir išsilavinimas arba mokymasis 3% moterų ir 9% vyrų. Visose ES valstybėse narėse moterų atliekančių vaikų priežiūros, namų ruošos ir maisto gaminimo darbus yra gerokai daugiau nei vyrų. Pavyzdžiui, kasdien vaikais rūpinasi 93% moterų ir 69% vyrų. Beveik pusė moterų gyvenančių su partneriu teigia, kad jos prisiima pagrindinę atsakomybę už tokių svarbių darbų atlikimą palyginti su vos 6% vyrų. Tai gali tapti kliūtimi moterų karjerai bei saviraiškai. Vienas iš sprendimų – pasidalyti namų ruošos darbus su partneriu ar vyru. Jeigu vyras prisiima pusę pareigų namuose, tai suteikia moteriai galimybę gerai atlikti savo darbą ir taip pat turėti laiko savirealizacijai, kūrybai ir sportui. Moterims pasiekti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą galėtų padėti lygiomis dalimis su vyru dalijamos vaiko priežiūros atostogos, lankstesnės ir labiau prieinamos vaikų ir vyresnio amžiaus ar negalią turinčių asmenų priežiūros paslaugos, lankstaus darbo taikymas. Moterų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Priemonių padedančių užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą įgyvendinimas yra labai svarbus moterų karjerai, nes paprastai moterys prisiima šeimos narių priežiūros pareigas. 19 metų rugpjūčio 1 dieną ES teisėje įsigaliojo darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva, kuria siekiama pagerinti šeimų galimybės pasinaudoti šeimos atostogomis ir lanksčiomis darbo sąlygomis. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyva nustatomi teisėkūros veiksmai, kuriais siekiama modernizuoti esamas ES teisinės ir politinės sistemas. Direktyvoje numatytos priemonės. Pagal direktyvą tėvams turi būti suteikta galimybė gimus vaikui pasiimti bent 10 darbo dienų tėvystės atostogų, už kurias mokama tiek pat kaip už motinystės atostogas. Užtikrinti, kad 2 vaiko priežiūros atostogų mėnesiai būtų neperleistini kitam iš tėvų ir apmokami valstybės nustatytų dydžių. Slaugos atostogų įvedimas. Darbuotojai prižiūrintys giminaičius, kuriems reikia priežiūros arba pagalbos dėl rimtų medicininių priežasčių, turės teisę į 5 dienas atostogų per metus. Teisės prašyti lanksčių darbo sąlygų suteikimas globėjams ir dirbantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 8 metų.
Šiomis priemonėmis siekiama ne tik pagerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, bet ir prisidėti prie didesnio moterų užimtumo ir šeimų ekonominio stabilumo. Galimybė gauti įperkamas ir geros kokybės vaikų priežiūros paslaugas taip pat yra svarbi darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai. Vis dėlto reikia rūpintis ne tik vaikais. ES auga vyresnio ir negalią turinčių gyventojų skaičius, todėl didėja šių žmonių ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis. Didžiąją dalį ilgalaikės priežiūros paslaugų teikia priešpensinio amžiaus moteris. Bent kelias dienas per savaitę vyresnio amžiaus arba negalią turinčių žmonių slaugai skiria 21% moterų ir 11% vyrų priklausančių 50-64 metų amžiaus grupiai. Priemonių padedančių užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą svarba moterų karjerai. Darbdaviai taikydami šeimai palankes priemonės skatina lygias moterų ir vyrų galimybės užimtumo srityje. Darbdaviai prisidedami prie vaikų priežiūros taiko įvairias priemonės. Steigia įmonės vaikų darželį, įrengia kambarį, kuriame darbuotojų vaikai galėtų atlikti namų darbus arba laukti tėvų, užtikrinant vyresnių vaikų priežiūrą po pamokų. Įvertina ir atsižvelgia į darbo sąlygų ar darbo laiko riziką žindančiams motinoms ir jų kūdikio saugumui. Teikia paslaugas mokyklinio atostogų ir vaikų darželio uždarymo metu, organizuojant ar paremiant stovyklas ar trumpalaikę vaikų priežiūrą. Sudaro galimybės vaikus auginantiems darbuotojams gauti konsultavimo paslaugas. Darbdaviai prisidedami prie vyresnio amžiaus ir asmenų su negalia priežiūros taiko šias priemonės. Sudaro galimybės skubiais atvejais trumpam išeiti iš darbo ar suteikia neplanuotas trumpalaikės atostogas. Suteikia darbuotojų ilgalaikės atostogos su galimybė palaikyti kontaktą ir vėliau grįžti į darbą. Suteikia sąlygas dirbti ne visą darbo dieną su galimybė vėliau grįžti į darbą visai darbo dienai. Taiko palankų lankstaus darbo laiko grafiką pilną ir ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams. Pritaiko darbo sąlygas darbui iš namų. Viena iš dažniausiai taikomų priemonių padedančių užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą yra galimybė dirbti lanksčiu darbo grafiku. Taikomos įvairios lankstaus darbo formos. Lankstus darbo grafikas. Darbuotojai dirba standartiniu pagrindiniu darbo laiku, tačiau neviršydami sutartų ribų gali pasirinkti darbo dienos pradžios, pertraukos ir pabaigos laiką. Viršvalandžius arba trūkstamą darbo laiką galima perkelti į kitą laiką. Išskirstytos darbo valandos. Darbo pamainomis sistema, kai tam tikrų laikotarpių darbuotojų darbo pradžios ir pabaigos laikas skiriasi, sudarant galimybę darbuotojams dirbti skirtingų metų. Pavyzdžiui, ilgesnis darbo laikas, darbas savaitėmis, pamainos kas antrą dieną ir panašiai. Galimi planavimo būdai. Darbo laiką suplanuoja darbdavys arba vadovas, darbo laikas derinamas su darbdaviu, o toliau savarankiškai reguliuojamas pačių darbuotojų darbo vietoje. Suspaustos valandos. Taikančią tvarką įprastą darbo dienų skaičių per savaitę galima suspausti. Galima imti laisvą dieną kas savaitę ar 2 savaites, arba pusdienį kas savaitę ir taip toliau, pradedant darbo dieną anksčiau arba baigiant vėliau. Bendras darbo valandų skaičius išlieka tas pats. Metinės valandos arba struktūrinis laisvas laikas. Darbo valandos skiriamos metams, o ne savaitei, taip pat atsižvelgiant į veiklos pikus ar paklausą. Pirmasis tipas. Darbo laiko trukmė nustatoma metams, o ne savaitei. Laikas skirstomas į pagrindinės valandas, kurios turi būti dirbamos kiekvieną savaitę, ir nepaskirstytas valandas, kurios gali būti naudojamos atsižvelgiant į veiklos pikus ar paklausą. Antrasis tipas. Susitariama dėl ilgesnių valandų per veiklos piką arba verslo poreikių metu. Šios papildomos valandos registruojamos, o tada galite pasiimti laisvą laiką netokiu įtemptu metu. Dalyjimasis darbo. Dalyjimasis vienam asmeniui skirtų darbų su kitu asmeniu. Visos darbo dienos darbas padalyjimas 2 panašią kompetenciją turintiems darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną. Darbas iš namų arba nuotolinis darbas. Darbas iš namų reiškia, kad naudojantis kompiuteriais ir kitais elektroniniais prietaisais galima dirbti namuose ir tiesiogiai bendrauti su pagrindiniu biuru. Nepilna darbo diena. Dirbama trumpiau nei įprastai, tačiau yra daug skirtingų darbo ne visą darbo dieną modelių. Darbas ne visą darbo dieną gali būti organizuojamas keliais skirtingais būdais. Kelios fiksuotos darbo valandos kiekvieną dieną, kiti fiksuoti ciklai, lanksčios darbo valandos pagal poreikį. Dėl darbo ne visą darbo dieną sutarties sąlygų galima susitarti individualiai arba kolektyvinių derybų metu. Šeimai palanki politika leidžia darbuotojams auginantiems vaikus arba prižiūrintiems pagyvenusius ar negalią turinčius giminaičius derinti pareigas šeimai su karjera. Tai organizacija, kurioje darbuotojai jaučia organizacijos palaikymą atlikdami tiek savo įsipareigojimus darbui, tiek šeimai. Tai organizacija, kurioje darbdavys pripažįsta, kad pareigos šeimai ir asmeniniai įsipareigojimai turi įtakos darbuotojų darbui ir kurioje darbdavys yra pasirengęs padėti darbuotojams suderinti šiuos įsipareigojimus. Darbo ir šeimos pusiausvyros problemas gali padėti išspręsti. Darbdavių paramos veiksmai ir priemonės, priežiūros paslaugas teikiančios organizacijos, racionalus pareigų paskirstymas tarp šeimos narių. Dėkojame už dalyvavimą šioje vaizdo pamokoje.
Kviečiame tęsti mokymąsi ir atlikti pratimus. Juos rasite elektroninėje mokymosi platformoje po šio vaizdo įrašo. Sėkmingai baigus visą mokymo kursą jums bus suteiktas sertifikatas.